Man sakė, gyvenk, lyg tavo gyvenimas būtų filmas, o tu pagrindinis veikėjas. Ir aš gyvenau. Scenarijus. Gimsta vaikas, neturtingoj šeimoj, nori tapti milijonierium. Tėvai sako, kad nesigaus, dėl to nori dar labiau. Tikra pelenės istorija, tikras Wall Streeto vilkas. Bet jam turtų neužteks. Jis nori būti stiprus, kaip Rokis Balbo. Jis nori tikros romantinės meilės, kaip per Titaniką. Jis nori šlovės ir koncertinių turų, kaip per Bohemijos rapsodiją. Jis nori nebe kažkokio rašalo už 3 eurus, jis nori 73 Dom Perignon, kaip per Jamesą Bondą. Ir jisai stengiasi su kiekvienu kadru, su kiekviena akimirka. Dažniausiai tokiuose filmuose veikėjų iš pradžių nesiseka, o tada ateina montažas, kur rodo, kaip jis ten 2 minutės atsispaudimus daro ir jis jau Rokis Balbo. Kur rodo, kaip jis ten truputį paskambina, kažką parduoda ir jis jau nebe kažkoks Jordanas Belfordas, jis Wall Streeto vilkas. Kur rodo, kaip jis ten truputį padainuoja, truputį pakoncertuoja ir jis jau nebe Faruk Basara, jisai Fredis Merkuris. Bet mano gyvenime šitas montažas neateina. Aš atsuku 5 metus atgal, tos pačios scenos. Ir staiga suprantu, gyvenau lyg būčiau filme, bet mano gyvenimas traileris. Gražūs kadrai jame, nerealus soundtrackas, bele kokie spec-efektai, bet viskas kitais metais. Kitą vasarą. Coming soon.